Labą dieną, mėly abiturientai, tėveliai, svečiai ir mokytojai, susirinkę į šitą labai lauktą abiturientų paskutinio skambučio šventę. Mes vėl kelyje einame ilgais gimnazijos koridoriais, bet su tikslu, kad kelionė nevargina. Šiandien visi jūs, Simono Daukanto inžinerinės gimnazijos abiturientai, žengiate raudonuoju kilimu į išsvajotąjį tikslą. Eisite kelią, kuris bus kupinas iššūkių, sėkmių, netikėtumų, laimėjimų ir išbandymų. Tokiame dideliame pasaulyje sunku nepasimesti tarp pagundų, norų ir svajonių. Ar prisimenate savo vaikystės svajones, savo pirmosius žingsnius gimnazijoje, mokykloje, savo darželį, savo pirmosius žodžius ir tikslus? Kviečiame Medelyno progimnazijos pirmokėlius jums tai priminti. Ačiū mūsų mažiesiams svečiams iš Medelyno progimnazijos, abiturientų dovanos mažiesiams svečiams bei jų auklėtojams.
Paplojam pirmokam. Labai greit mūsų keliai išsiskirs, prasidės naujas etapas gyvenime. Jums galvoje nebeskambės tėvų pastabos dėl blogų pažymių, dėl blogų vidurkių. Jūs nebereikės pildyti pažangos lapų ar nuolat teisintis dėl praleistų pamokų. Vienintelis dalykas, kurį jums reiks padaryti, tai kuo greičiau išlaikyti egzaminus ir nuspręsti, ką vis dėlto veiksite šitame dideliame pasaulyje, kur jūs nublokš. Gal iki įspūdingojo Las Vegaso? Kad dar daugiau pasiryžimo turėtumėt žengti į šitą platų pasaulį, kviečiame mūsų gimnazijos direktorių Vytautą Kantauską tarti sveikinimo žodį. Labą dieną, gerbiami abiturientai, tėveliai, mokytojai. Malonu jūs čia visus matyti. Na, mūsų aktų salė mažoka, bet manau, kad bus tikrai įdomu ir neprailgs būti. Šiaip prabėgo 4 metai pas mus gimnazijoje, na ir per tuos 4 metus vyko daug pokyčių. Jūs tikrai pasikeitėt fiziškai, buvot paaugliai, dabar tapot jaunuoliai ir subrendot, ir paaugot, ir pastambėjot, viskas atsitiko jūsų fiziologiniam kūne, bet kas svarbiausia, jūs kaip asmenybės pasikeitėt. Jūs tapot atsakingesni, drausmingesni, daugiau pasitikite savim ir kas geriausiai daug ko išmokot. Įgijot daug žinių, įgijot daug įgūdžių. Na, daugelis iš jūsų tikrai labai daug ką išmoko ir programuoti mokat, ir konstruoti mokat, ir šviestuvą galit pasidaryti, ir pavėsinę galit susimeistrauti. Tai tie įgūdžiai jums tikrai labai pravers gyvenime. Nes kuo daugiau mokat, tuo lengviau gyvenime, tuo daugiau jums atsiveria galimybių. Tai mus džiugina. Per tuos 4 metus tarp mūsų visko vyko. Vyko ir įvairių konfliktų, ir nesutarimų. Buvo ir džiugių, linksmų, nuoširdžių akimirkų. Vienais atvejais, aišku, jums nepatikdavo mūsų reikalavimai, tvarkos, jūs pykdavot. Aišku, kitą kartą mūsų liūdindavo jūsų elgesys, jūsų nesilaikymas tvarkų. Bet ką aš noriu pasakyti? Mes, aišku, ant jūsų nelabai pykdavom, tik tiesiog nuliūsdavom, nežinodavom, kad jūs nepatyrę, dar nesuprantat. Ir jūs tik augat, maištaujat. Ir žinokit, kad bet koks mūsų reikalavimas, bet kokia mūsų taisyklė turėdavo prasmę. Nebereikalo jinai būdavo. Jinai būdavo nukreipta į jūsų asmenybės tobulinimą, į tas savybių ugdymą, kurių prireiks jums gyvenime. Tai tą aš manau pajusit, kai patirsit, kai įgysit daugiau patirties. Net tokie veiksmai kaip, tarkim, fiksavimas jūsų vėlavimo, tai irgi žinokit, ugdo ir atsakomybę, ir laiko planavimą, ir kitus gerus dalykus. Ir mes kiek įdedam darbo, nebereikalo. Tik tais dėl jūsų. Mums džiugu, kai jūs pasiekėt, parodot gerus rezultatus, gerai atstovaujat gimnaziją. Ir džiugu ne dėl to, kad užimat kažkokias tai prizinės vietas, bet džiugu tai, kai jūs atskleidžiat savo gabumus, kad jūs tobulėjat, kad
jums atsiranda kažkokia tai niša ir pomėgiai ir jūs juos tobulinat toliau. Tai va šitas dalykas smagu ir mus tai džiugina. Nes mes, aišku, mes stengiamės jums duoti viską, kas būtų geriausiai ir kas praverstų jūsų savarankiškam gyvenime. Nu, o jūs paimat arba ne, šiaip nuo jūsų priklauso. Tai va, kas beliko? Beliko egzaminai. Tai ką norėtumėm paskutinį kartą palinkėti, kad egzaminus laikydami nesitikėkit sėkme. Ta sėkmė tokia būna, nebūna. Įdėkit darbo, kantrybės ir užsispyrimo. Tada tikrai viskas bus sėkmingai. Šiaip kiek įdėsit pastangų, tiek gausit grąžos. Jeigu nieko neįdėsit, sakau, nesitikėkit šito. Bet negalėkit save, žinokit, viskas paliks jums. Tai jūsų nauda. Jums tai paliks ir ką jūs įdėsit, tą jūs turėsit ir tą naudositės. Ir tai bus kelias jums į sėkmingą tolesnį gyvenimą. Tai nebijokit darbo, nebijokit įdėti pastangų, visada stenkitės elgtis dorai, stenkitės daryti kitiems tik tais gerą ir tikrai gyvenime bus jums sėkmingas gyvenimas ir jūs lydės sėkmė. Sėkmės jums! Dėkojame gimnazijos direktoriui. Las Vegasas yra viena iš populiariausių turistinių vietų JAV, kurią kasmet lanko milijonai žmonių. Tikėkime, kad tarp to milijono žmonių jūs nepasiklysite. Norint aplankyti ir pagyventi tokiame vakarėlių mieste, reikia žinoti keletą patarimų. Patarimus girdėjote visus 12 metų, o paskutinius 4 metus gimnazijoje patarimams jums dalino jūsų auklėtojos, kurios jūs lydėjo nuolatos, diena iš dienos. Tai auklėtojos jums šiandien suteiks paskutinius patarimus, kaip nepasiklysti šitame plačiame pasaulyje. Kviečiame ir pristatome auklėtojų staigmeną.
Ačiū auklėtams už nuostabius palinkėjimus ir staigmenas. Pasaulyje gausu vietų, kur galite patirti netikėtumų, įsimintinų įspūdžių ir pasitikrinti savo vertybės. Stenkitės, kad grožį papildytų pastovios vertybės. O didžiausias gyvenimo vertybės - tai žmonės, su kuriais bendraujate. Vertybės su mumis visada dalyjasi patys artimiausi žmonės, tai mūsų tėveliai. O ką tėveliai patartų šiandien, kai žengiate į savarankišką gyvenimą? Į pilną naujų įspūdžių, naujų problemų. Tai kviečiame tėvelio atstovą tarti žodį. Tai dabar turbūt įmam traukiam nosinaitės ir gerą pusvalanduką pašaruosim. Ar taip, Ramūnė? Kolegė nesutinka, tai teks truputėlį trumpiau. Galvojant apie šį dieną vis sukosi vieni dainos žodžiai, kad jeigu buvo pirmas kartas, paskutinis irgi bus. Tai buvo pirmas mokyklinis skambutis, paskutinis irgi bus. Kiekviena pabaiga turi pradžią kažkam naujam, kažkam netikėtam, ypatingam. Ši diena, šis paskutinis skambučio garsas, tai pabaiga jūsų paauglystės, jūsų vaikystės etapo. Pabaiga jūsų mokslų krimtimui, nerūpestingiams susitikimams, stalų sustumimams pietaujant, dūkimui koridoriuose, pirmiesiems jūsų mašinų pasistumdymams aikštelėse. Pabaigų kartu parengtiems projektams, atliktiems tyrimams, kurtoms instaliacijoms, įvairiausiams robotams, statytoms pavėsinėms, kurtoms Goldbergo mašinoms ir dar daugeliui kitų nepakartojamų dalykų. Turbūt nereikia net sakyti, kaip mokytojus iš kantrybės vedė abejingumas mokslui ir kaip jie žavėjosi, džiaugėsi kiekvieną jūsų sėkme, kiekvienu jūsų geru pažymiu, jūsų pasirodymu. Tai šio gyvenimo etapo pabaiga jūsų laidai, tačiau pradžia jūs pakeisiantiems. Ir manome, kad iš to, ką pačioj pradžioj matėm, būrį pirmokėlių tikrai dalis atkeliaus ir čia. Taigi, ši pabaiga jums, kartu pradžia kelio, kurį pasirinksite. Kažkas iš jūsų toliau rimtai krims mokslus, kažkas ieškos savęs, kažkas rinksis tarnybą, o kažkam likimo numatytas dar kitoks gyvenimo kelias. Būkite sėkmingi, būkite laimingi savo pasirinkimuose. Būkite mylimi ir mylėkite jūsų patį pasaulį. Mylėkite patį gyvenimą. Ir gerų jums egzaminų, gero išlaikymo. Šis gyvenimas nevertas, kad pamirštum, kur dangus. Jeigu buvo pirmas skambutis, paskutinis irgi bus. Brangus mokytojai, mokyklos administracija ir visi darbuotojai. Norime tėvelių vardu padėkoti už jūsų indėlį į mūsų vaikų gyvenimus, jų pasirinkimus, jų požiūrius. Linkime jums laimės tiek, kiek mokinių mokykloje, sveikatos tiek, kiek knygų bibliotekoje, atostogų tiek, kiek namų darbų uždavėte, ir kantrybės tiek, kiek klausimų užduoda mokiniai, arba tiek, kiek jūs kartais provokuoja. Ir toliau būkite sėkmingi, iniciatyvūs pasirinktoje gimnazijos kryptyje. Toliau su užsidegimu ir vidinė stiprybė ugdykite mūsų jaunąją kartą. Ačiū tėveliams už gražius žodžius. Naujas gyvenimo etapas atneš jaudulio, naujų galimybių bei patirčių. Būkite drąsūs, svajokite ir įgyveninkite gražiausias savo idėjas, net jei sėkmė užtruktų. Mėgaukitės gyvenimo ir visada gyvenkite vakarėlio ritmu, taip kaip Las Vegase. Abiturientai, branginkite paskutinės akimirkas kartu, apkabinkite klasės draugą, pasakykite ačiū nuostabioms auklėtojams, padėkokite gimnazijos direktoriai bei mokytojams. Prisiminkite nuostabų gimnazijos maistą.
Mėly abiturientai, prieš artėjant vienam svarbiausių gyvenimo iššūkių, norime dar šiek tiek formalumo įnešti į jūsų gyvenimą. Kviečiame gimnazijos direktorių Vytautą Kantauską apibendrinti šios mokslo metus, įteikti padėkas už akademinius pasiekimus, atstovavimą gimnazijai olimpiadose, konkursuose bei varžybose. Tai kadangi kitos progos neturėsim, tai visko, ko nusipelnė, duosim šiandieną. Duosim ir jūsų kompetencijų lapus. Aš kiekvieną pasirašiau, pasižiūrėjau, tai labai įdomu. Pas kai kuriuos tas vienas platelis ir tenai tas keletą kompetencijų, pas kai kuriuos tai kokie 5 lapai. Visokių darbų prirašyta. Na, manau, kad ten, kur daug prirašyta ir gerai prirašyta, tai tikrai tas žmogus čia įdomiai praleido laiką ir labai naudingai. Tai pasistengkit, kad jūsų ateityje tie lapai būtų prirašyti daug gerų darbų. Tikrai bus labai gerai. Na kągi, pradėsim. Jolantai. Tai dabar kviesime po vieną klasę paskutinį kartą. Ant scenos sulauksit kompetencijų lapų, padėkų, tikrai bus paskutinė klasės nuotrauka kartu su klasės auklėtoja. Tai kviečiame 4-ąją į klasę į sceną. Atsistokite plačiai, kad visi jūs pamatytų, kiek jūsų daug. Nesulyskit labai tenai. Ha? Ar galima, abiturientai, arčiau? Galima arčiau? Ačiū. Norime įteikti kompetencijų lapą ir padėką Kamilei Abeliūnaitei už inžinerinės mokslinės veiklos įgyvendinimą ir sklaidą. Rugilei Batavičiūtei įteikiama ir padėka už aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Kviečiame Justiną Biliūną. Justinui įteikiama padėka už inžinerinės veiklos įgyvendinimą, sklaidą ir aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Viskas, Justinai po vieną. Kviečiame Kajų Bulnį. Kajui įteikiama padėka už gerą mokymąsi ir dalyvavimą inžinerinėse projektuose. Kviečiame Matą Gimžauską. Matui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Agnę Jurevičiūtę. Kviečiame Faustą Janulytę. Kviečiame Milaną Kaltanaitę. Milanai įteikiama padėka už atsakingą klasės seniūnės pareigų vykdymą. Kviečiame Martyną Karpinską. Martynui įteikiama padėka už inžinerinio projekto įgyvendinimą ir sklaidą. Martynai, aš neturiu. Kviečiame Ugnę Kevešaitę. Ugnė įteikiama padėka už inžinerinės mokslinės veiklos įgyvendinimą ir sklaidą. Kviečiame Deimoną Kriščiūną. Deimonui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą inžineriniuose konkursuose ir sportinėse varžybose. Kviečiame Liudviką Leišį. Liudvikui įteikiama padėka už gerą mokymąsi, inžinerinės mokslinės veiklos įgyvendinimą, sklaidą ir aktyvų dalyvavimą inžineriniuose konkursuose ir sportinėse varžybose. Kviečiame Gytį Mačikūną. Gyčiui įteikiama padėka už aktyvią muzikinę ir sportinę veiklą gimnazijoje. Kviečiame Rūtą Mažunavičiūtę. Kviečiame Justą Melkūną. Justui įteikiama padėka už inžinerinės mokslinės veiklos įgyvendinimą, sklaidą ir aktyvų dalyvavimą inžinerinėse konkursuose. Kviečiame Joną Mikalauską. Jonui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Alba labai daug už aktyvų dalyvavimą padėka sportinėje veikloje. Kviečiame
Gerimantą Pocių. Kviečiame Kamėją Raguckaitę. Kamėjai įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose ir pagalbą klasės auklėtojai. Kviečiame Titą Rimdžių. Kviečiame Astijų Šalkevičių. Astijų įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą gimnazijos renginiuose atliekant muzikinę veiklą. Ačiū Astijau. Čia mano. Kviečiame Aironą Šedoviką. Kviečiame Mantą Urboną. Kviečiame Mykolą Venskų. Mykolui įteikiama padėka už gerą mokymąsi, inžinerinės mokslinės veiklos įgyvendinimą, sklaidą ir aktyvų dalyvavimą inžineriniuose konkursuose ir sportinėse varžybose. Kviečiame Aironą Vitkauską. Aironui įteikiama padėka už inžinerinės mokslinės veiklos įgyvendinimą ir sklaidą. Ir kviečiame klasės auklėtoją Elidą Ignatavičienę. Auklėtojai įteikiama padėka už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, rūpestį ir dėmesį jaunajai kartai. Ačiū dar kartelį ketvirtajai, atsiprašau, noriu jūs gražinti, nes labai gera buvo dirbti visada. Bendra jūsų klasės nuotrauka, bet dabar jau teks kažkam palipti dar žemiau. Ar galima? Atsigulti gal negalima. Supratau. Mergytės, gal jų žemiau vaikinai nori šį kartą. Nes tikrai pasidalinsim nuotrauką, kai susitikom visi vaikinukus stengiamės sutupdyti. Plojimai ketvirtajai. Ačiū Jums labai. Kol ketvirta I atsisėda, kviečiame ketvirtąją M. Ar visi? Jau visi matau, mano vaikai. Padėkas ir kompetencijų lapus norime įteikti Jums ir kviečiame Izabelę Baranauskaitę. Plojimai palaikyti. Saulė Bubnytė. Roką Bugailiškį. Rokai, Evelina Buividaitė. Palaikom plojimais. Matą Čekanavičių. Urtė Čekanavičiaitė. Urtė įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Gabrielę Dapkutę. Gabrieliai įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Inesą Dideronkytę. Kviečiame Titą Gervinskį. Kviečiame Paulių Ilgičiovą. Kviečiame Džiaugsminą Jegminaitę. Džiaugsminai įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Roką Jūrą. Rokui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Gabiją Kildaitę. Gabijai įteikiama padėka už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Kviečiame Smiltę Kisieliūtę. Kviečiame Piją Kragaitę. Pijai įteikiama padėka už meninius pasiekimus, aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje ir renginių vedimą. Kviečiame Ernestą Liškutę. Kviečiame Gabrielę Macytę.
Kviečiame Kimą Mikalauską. Kimui įteikiama padėka už gimnazijos renginių vedimą. Kviečiame Ugnę Nemeikšytę. Kviečiame Emiliją Radzevičiūtę. Emilijai įteikiama padėka už gerą mokymąsi, gimnazijos renginių vedimą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Kviečiame Emą Rupšytę. Emai įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Saną Sarapinaitę. Kviečiame Arną Senulį. Gal Arnas čia atėjo mūsų, nes klasė tikrai pasigėdamas. Kviečiame Gabiją Šimkutę. Kviečiame Dominiką Šiurkų. Dominikui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Justę Tamošaitytę. Kviečiame Erlandą Vasiliauskaitę. Ir kviečiame Guodą Vilčiauskaitę. Guoda kaip visada tos savo dviraitės. Bet labai gražus vardas. Ir padėka įteikiama auklėtojai. Kadangi tenka dirbti keletą darbų, aš dabar paduosiu. Kviečiame 4 B klasę. Ar galima arčiau truputėlį? O, ačiū. Kompetencijų lapas, o 4 B skubam, čia kaip ir į pamokas, nevėluojam. Kompetencijų lapas įteikiamas Gustui Adomaičiui. Lukrecijai Alasauskaitei. Emilijui Balčiūnui. Emilijui Balčiūnui. Andriui Balčiūnui. Dovydui Dankui. Dovydui Kepuriukas sakė otis. Nedui Dumbrai. Tajui Grigaičiui. Viliui Jankauskui. Gintariai Kavaliauskaitei. Lėjai Lapinskaitei. Kviečiame Ugnę Rimkutę. Ugnė įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą gimnazijos tarybos veikloje ir sportinėse varžybose. Ačiū tau, Ugnė, už tikrai atsakingą darbą gimnazijos taryboje. Kviečiame Luką Emilį. Eimantą Markaitį. Emilijų Naujoką. Eimantai, atsiprašau, tau yra padėka už sportinės varžybas, ar yra?
yra Emilijau. Urtei Stanevičiūtei. Urtei įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Kviečiame Betą Stoškutę. Betai įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Kviečiame Lauryną Šeryvą. Kviečiame Tadą Tamoševičių. Tadui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Domantą Urnikį. Beną Utakį. Almantą Vainorių. Gabrielių Zibertą. Artą Žiauberį. Ir padėka įteikiama klasės auklėtojai Raimai Štabokienei už žmogiškųjų vertybių puoselėjimo rūpestį ir tiem jaunajai kartai. Ačiū labai. O dabar prašome sustoti bendrai nuotraukai. Ačiū Jums. Plojimai 4 B. O dabar grįžime į abėcėlės pradžią. Kviečiame 4 A klasę. Ar jau visa 4 A? Norim jūs visus matyti. Mes matome ir svečių. Kompetencijų lapus ir padėkas norime teikti ir jūsų klasiai. Kviečiame Mingailę Dambrauskaitę. Dambrauskaitę, atsiprašau, Mingailę, kas čia šiandien su raidėm? Kviečiame Igną Bernuntą. Ignui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Luką Brinę. Ugnę Čepkauskaitę. Dimantę Diniūtę. Kviečiame Aušrinę Garnytę. Aušrinė įteikiama padėka už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Roką Busarovą. Edgarą Jokšą. Ivetą Kepenytę. Gerdą Lapinskaitę. Ugnę Leščiauskaitę. Viltę Lisinskaitę. Emilija Malkevičiūtė. Justą Mankų. Kviečiame Emą Narutytę. Emą įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje. Kviečiame Jokūbą Podolskį. Kviečiame Orestą Runčą. Orestui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Eleną Sluckutę. Elenai įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą gimnazijos tarybos veikloje. Ačiū tau, Elena, už 2 metus rimto darbo. Kviečiame Kamilę Stapušaitytę. Kamilė įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose.
kviečiame Džiugą Stonkų. Džiugui įteikiama padėka už aktyvų dalyvavimą sportinėse varžybose. Kviečiame Luką Špokauską. Jovilę Vilimaitę. Ir kviečiame klasės auklėtoją Jurgitą Kizeliauskienę ir dėkojame už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, rūpestį ir dėmesį jaunai kartai. Ačiū Jurgita už jūsų darbą. Ir dabar kviečiame paskutiniai 4 A klasės nuotraukai. Kur jūsų šypsenos 4 A? O mes gal paplojam 4 A. Ačiū. Ačiū jums. Abiturientai truputį savo turim tilti. O dabar tikrai padėkojam nuoširdžiai mūsų abiturientams. Ačiū Jums labai už Jūsų indėlį į gimnazijos augimą. Ačiū už nuoširdų bendravimą, už supratingumą, už bendrystę. Tikrai nuoširdus ačiū Jums. O dar didžiulį ačiū norisi tarti tėveliams, kurie prisidėjo prie inžinerinių projektų, aktyviai dalyvavo gimnazijos bendruomenės veikloje. Tai kviečiame pas mus Aureliją ir Liną Lyšius. Ir norime Jums įteikti padėką už bendradarbiavimą įgyvendinant inžinerinį projektą. Projektas 4 klasės gimnazistų stovi netoli sporto salės. Prašom palikti Jūs kartu. Norime pakviesti Ramunę ir Arnoldą Danskus. Jiems įteikiama padėka už bendradarbiavimą įgyvendinant inžinerinį projektą. Padėka įteikiama Laimai ir Artūrui Melkūnams už bendradarbiavimą įgyvendinant inžinerinį projektą. Ačiū Jums. Padėką norime įteikti Jolantai ir Povilui Biliūnams už bendradarbiavimą įgyvendinant inžinerinį projektą. Padėką norime įteikti Monikai Mikalauskaitei už aktyvų dalyvavimą Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos bendruomenės veikloje. Ačiū Jums. Kviečiame Žanetą Gustienę. Žanetai norime įteikti padėką už aktyvų dalyvavimą Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos bendruomenės veikloje. Ar yra Žaneta?
plojimai? Ačiū Jums labai. Už aktyvų dalyvavimą Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos bendruomenės veikloje. Žaneta, prašom likti Jūs. Ir pagalba visokiojopą. Norime padėkoti ir padėką įteikti Jurgitai Kradieniai. Ačiū Jums. Ačiū, kur plojimai, ačiū. Žinoma, mamai, Pijos mamai, ačiū labai. Taip pat padėką norime įteikti Ritai Mažunavičienei už aktyvų dalyvavimą Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos bendruomenės veikloje. Ar Rita dingo? Aš žinau, kad Rita rūpinasi trečiokiais, bet gal yra? Ačiū Rita Jums labai už pagalbą mums. Čia kaip mama. Rita, prašom. Prašom ant scenos nepabėgti, kur Jūs bėgate. Už aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje norime padėką įteikti Astai Čepkauskienei. Ačiū Jums. Ačiū labai. O dabar tėvelius norim kartu su direktoriu pakviesti bendrai nuotraukai. Dar kartą dėkojame direktoriui Jolantai. O dabar visus formalumus į šalį. Mėly 24-osios laidos abiturientai, svečiai, įsitaisykite ir mėgaukite, dainuokite ir šokite su mumis. Dabar mūsų 11-okų sveikinimas Jums! Juk tiek daug akimirkų, kad
Na ir pašėlame. Tikimės, jūsų tolimesnis gyvenimas bus toks audringas, kaip ir mūsų sveikinimas jums. Branginkite kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, stenkitės neatsigręžioti atgal, o eiti tvirtu, pasitikinčių žingsnių pirmyn. Išnaudokite savo jaunystės energijos potencialą. Paskutinę skambučio šventę jūs sveikino pirmokėliai, direktorius, auklėtojas, tėveliai ir mes, trečiokai. Bet nepamirškime iš tikrųjų šios šventės kaltininkų, abiturientų. Taigi perduodame žodį jiems. Labą dieną! Mes, Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos 24-osios laidos abiturientai, pagaliau baigę 4 metų klaidžiojimą laike, suvokėme, kad per visas tas keliones mus lydės pradžia gan kuklus bagažas, jau nebetelpa kuprinėje, automobilio salone ir bagažinėje. Tad šiandien kiekvienas iš mūsų beveik sveikų protų ir laisva valia išdalinsime savo palikimą. Tariame ačiū mūsų gimnazijos direktoriui Vytautui Kantauskui už suteiktą galimybę mokytis gimnazijoje su visais privalumais. Dėkojame ir už tai, kad kiekvieną rytą pasitikdavote mus vėluojančius prie durų ir primindavote, jog turime atsakingai planuoti savo brangų laiką. Atsiprašome, jei kartas nuo karto užstatydavome jūsų automobilį. Klebukams gimnazijos kiemas tai pati geriausia praktika. Tegu jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė ir toliau puošia gimnazijos koridorius ir džiugina mokinius bei mokytojus. Tariame
ačiū mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Irmai Riukienei už tai, kad kiekvieną rytą pasveikinate bei priminate mums, kad egzaminai ne už kalnų ir metas susiimti bei pradėti lankyti pamokas. Taip pat žinote, kaip mūsų abiturientus nudžiuginti, tai pamokų pakeitimais, kai nebūna matematikos ar lietuvių kalbos pamokų. Tad dovanojame jums laikrodį, kad ir toliau padėtumėte kitoms laidoms skaičiuoti jų likusias valandas gimnazijoje. Didžiulį ačiū tariame neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjai Jolantai Buivydienei už pagalbą organizuojant laimingas akimirkas ir neišblėstančius prisiminimus, kuriuos išsinešime palikdami gimnaziją. Ūkio dalies vedėjai Raimai Štabokienei už jaukią gimnazijos aplinką. Tariame ačiū lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams už didelę kantrybę, kuris senka su kiekvienais žodžiais, neperskaičiau kūrinio. Linkime, kad ateinančios laidos nesudarytų tokių sunkumų ir dovanojame po užrašinę, kurioje išgirdus minėtus žodžius galėtumėte rašyti vienetus, dvejetus, trejetus, kiek tik geidžia širdis. Dėkojame matematikos mokytojams už kantrybę taisant mūsų tuščius kontrolinius darbus. Ir dovanojame raudonus tušinukus, rašant neigiamus pažymius. Dėkojame istorijos ir geografijos mokytojams už tai, kad per 4 metus išmokė mus pažinti pasaulio žemėlapį. Ir tikimės, kad egzamino metu užduočių lapuose nebus vakuumo. Dovanojame jums mielas dovanėles. Dėkojame dailės mokytojai už pastangas ir rašytus dešimtukus. Nors ir ne visi nuoširdžiai pas jus pamokose dirbdavome, tačiau išugdėte visus, kad reikia kiekvieno dailės darbo baigti laiku. Jums dovanojame taptukų rinkinį, kad tie, kurie neatsinešė, vis tiek galėtų laiku pateikti darbą. Dėkojame užsienio kalbų mokytojams, jog niekada nenustojate mumis tikėti ir gilinate mūsų užsienio kalbų žinias. Ačiū anglų kalbos mokytojams už tai, jog per pamokas ir pertraukas visada laikydavo atvertus langus ir taip leisdavo mums blaiviai bei aiškiai mąstyti, tačiau tekdavo labai šalti. Ačiū rusų kalbos mokytojams už galimybę žiūrėti filmukus, klausytis dainų ir taip mokytis rusų kalbos. Na ir ačiū vokiečių ir prancūzų kalbos mokytojams už galimybę suprasti nelabai mums suprantamus sakinius ir dovanojame jums stiprinančius sveikatą vitaminus. Dėkojame biologijos mokytojai, kuri mums padėjo atskirti, kurioje krūtinės pusėje yra mūsų širdis. Paaiškino, kokią svarbią funkciją atlieka ir kaip stipriai jį liūdi, kai ją kažkas sudaužo. Jums paliekame servetėlių dėžutę, kuris sugers visas išlietas ašaras. Sakome ačiū chemijos mokytojai, kuri mumise uždegė smalsumo liepsnas. Jų neslopino, bet jas puoselėjo. Mainais jums paliekame degtukų dėžutę ir tikimės, kad tokias pat liepsnas uždegsite ir kitom laidom. Dėkojame fizikos mokytojams, kurie mus supažindino su Isaacu Newtonu ir jo atrastais fizikiniais dėsniais, kurie nuolat vyksta aplink mus. Jums dovanų paliekame po guminį kamuoliuką, kad lengvai ir greitai pademonstruotumėte vieną iš daugelio fizikinių dėsnių. Dėkojame inžinerijos mokytojams už suteiktą galimybę sukurti naują produktą, įgyvendinti mūsų inžinerinės svajones, už atskleistą inžinerijos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. Būtent jūs įrodėte, kaip reikia nebijoti siekti tobulumo, norint sukurti naują, patobulintą daiktą. Dėkojame už protingas jūsų mintis, už subtilumą, už galimybę parodyti, jog inžinerija yra smagi, įdomi veikla ir tai yra mūsų visų ateitis. Ir paliekame jums ruletį ir pieštukus. Tariame ačiū technologijų mokytojams, kurie išmokė mus, kad pirmas blynas, kaip ir pirmas šaukštas, visada bus prisvilęs, bet dėl to pasiduoti negalima. Ai, be to, mėly abiturientai, pamokas mes atidirbame, o ne sėdime prie telefonų. Dovanojame blynų tešlą ir medinį šaukštą.
Nuoširdžiai dėkojame informacinių technologijų mokytojams už jūsų pastangas ir norus padedant pažinti informacinių technologijų pasaulį. Todėl, kad nepavartumėte mokyti mūsų taisyklių, kurių neįsimename, jums dovanojame kavos. Dėkojame ekonomikos mokytojai už indėlį į mokinių švietimą, nes mokite suprasti ekonomikos paslapčių, kurios yra svarbios mūsų visuomenėje. Todėl dovanojame jums varpelį, kad prireikus pažadinti mokinius, nereiktų imtis kitų priemonių. Dėkojame socialiniam pedagogui už supratingumą ir pastangas neleisti pasiklysti taisyklių ir tvarkų labirintuose. Ir ne visada atsikeliame laiku arba pabėgame iš pamokų ir tai pripažįstame. Todėl dovanojame ramunėlių arbatos, kad pasikvietus ilgiems pokalbiams visi būtų laimingi ir ramūs. Dėkojame fizinio ugdymo mokytojams už didelės juoko dozes, kurios mums pakėlė nuotaiką. O kaip be grasinimų susitikti vasarą, praleidus bent vieną fizinio ugdymo pamoką. Dovanojame jums streso kamuoliukus, kurie jūs nuramins, kai jūsų pamokoje nepasirodys mokinys ar net visa klasė. Dėkojame muzikos mokytojai, kuri per kiekvieną pamoką leisdavo išeiti iš savo komforto zonos ir dainuoti, kiek širdis geidžia. Jums dovanojame ausų kamštukus, kad nedingtų noras mūsų klausytis. Dėkojame šokių mokytojai už kantrybę ir kūrybiškumą, kuriant gražiausius renginių šokius mūsų žiūrovams. Būtent dėl jūsų dabar mes galime stovėti čia ir džiaugtis, kad sušoksime paskutinį šokį, kuris sužavės visus. Todėl dovanojame jums šokolado, kuris primintų jums, kokią laimę sutikėte abiturientams. Dėkojame psichologijai už suteiktą pagalbą sunkiomis akimirkomis ir paliekame saldainį, kad kiekvienas atėjęs pas jus galėtų išeiti pas Maliželis. Taip pat dėkojame etikos mokytojai už pamokas, kurios išmokė mus būti atsakingais ir mandagiais. Dėkojame už įdomias pamokas, per kurias tikrai niekas nemiegojo. Tad, kad neprarastume aistros mūsų ugdyti, dovanojame jums kvepiančią žvakę. Dėkojame tikybos mokytojai, kuri dalinasi svarbiomis gyvenimo pamokomis ir skatina mąstyti apie gyvenimo prasmę. Linkime jums neapsakomas dvasinės pilnatvės ir nuolatinio atradimų jausmo. Tegul jūsų darbas visada teikia džiaugsmą ir šviesą mokiniams. Jums taip pat paliekame kvepiančią žvakę. O labiausiai dėkojame mūsų brangioms auklėtojams, kurios rūpinosi mumis visus 4 metus, kentė mūsų atsišnekinėjimus, vėlavimus į pamokas ir svarbiausia teisino N raides dėl asmeninių priežasčių. Atrodo, lyg susitikome tik vakar. Atrodo, jog pirma pamoka buvo taip pat vakar. Laikas taip greitai skrieja, net nespėjome pajusti, jog šiandien yra viena iš paskutinių dienų, kai dar vaikštome šiais gimnazijos koridoriais ir lakstome jūsų klasės duris. Mums be galo liūdna bus įsiskirti, todėl tikimės, jog mūsų neužmiršta dar ilgai. Tikimės, kad prisiminsite mūsų šypsenas, nes nervinių ląstelių mes jų nebeatgaminsim jau. Dėkojame valgyklos darbuotojams už šypsenas ir priminimus, kad reikia valgyti daug ir sveikai. O svarbiausia, už nuostabų maistą, kurio su kiekvienu kąsniu norisi vis daugiau. Todėl norime jums įteikti užkandžių, kurie per pertraukėlės primintų, kokią laimę jūs atnešėte mums, kai norėdavome ramiai užkąsti. Dėkojame mūsų gimnazijos darbuotojams už tvarkingą ir jaukią aplinką. Taip pat, jog visada mus pasitinka bei išlydi su šypsena. Bibliotekininkai ir visuomenės sveikatos specialistai dėkojame už kantrybę, išklausymą ir pagalbą. Džiugiai nuotaikai palaikyti dovanojame saldainių. Trečių klasių gimnazistams paliekame gimnazijos raktą. Saugokite gimnaziją. Negadinkite nervų mokytojams, nes po mūsų jiems ir taip nelabai yra likę. Branginkite ir mylėkite kiekvieną praleistą akimirką kartu, nes tai patys įsimintiniausi gyvenimo metai. Nešvaistykit laiko veltui, nes net nespėsite pajusti, kaip kitais metais jūs stovėsite čia, vietoj mūsų.
O gimnazijos bendruomeniai paliekame 24-osios laidos abiturientų nuotrauką, paveikslą ir suoliuką. Nepamirškite mūsų linksmų, išradingų, maištaujančių ir turinčių daug svajonių. Brangiausi tėveliai, šiandien širdis pilna jaudulio ir akys ne vieną ašarą slepia. Mes, 12-okai, atsisveikiname su mokyklos suolais. Tačiau, prieš atverdami naują gyvenimo puslapį, norime sustoti ir nuoširdžiai padėkoti Jums. Jūsų begalinė meilė, supratimas ir ištvermė buvo mūsų užuovėja ir stiprybė sunkiausiomis akimirkomis. Už kiekvieną padrąsinamą žodį, už kiekvieną švelnų apkabinimą, už neįkainomąją tikėjimą mumis, nuoširdžiausias ačiū. Su didžiausia pagarba ir meilė jūsų 12-okai tariame ačiū. O visam gimnazijos kolektyvui tariame ačiū, ačiū, ačiū.
shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Shake your body, baby, do that conga.
O dabar kviečiame visus abiturientus į lauką pasodinti rožių krūmą. Nu, tėveliai galite irgi ateiti, jeigu labai nori. Padėsit, pasinaudosit savo raumenimis. O dar kartelį, kadangi jau dabar pakviesime visus į lauką, pasodinti prisiminimui prie gimnazijos rožių krūmo, nusifotografuoti 24-osios abiturientų laidos paskutiniai nuotraukai. Visi kartu kviesime kartu ir tėvelius, ir mokytojus. Ir dar kartą noriu šitai nuostabiai laidai, 24-ai. Ačiū ir turbūt visi nuoširdžiausiai linkime sėkmės. Plojimai jiems dar kartelį. Ačiū Jums. Liko visai nedaug tik egzaminai. Čia tai niekis, nes labai daug dirbo, šaunuoliai, bus puikus rezultatai. O dabar kviečiame visus į lauką. Mama told me, make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we got even bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking, burning, drinking, burning liquor. Never been so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seems so body. Cause only those I really love will never really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was hurting by everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we still rolling. Soon we'll be 30 years old.